esam iš japonų akitų veislyno koralo žiedas. Akita arba japonų akita, dar kitaip akita inu, yra nacionalinė japonų veislė, labai sena veislė. Senovėje tai buvo laikoma imperatoriaus šunimis. Šie šunys pasižymė ištverme, labai protingi, ištikimi. Japonų akita yra labai švarus šuo. Specifika yra ta, kad neturi šunims įprasto specifinio kvapo, pasižymė labai tankiu pokailiu, povilne, kas leidžia gerai jaustis žemom temperatūrom, mėgsta miegoti ant sniego, po sniegu. Labai svarbu akitai, kaip ir visiems manau šunim, bet akitom norim išskirti būtent socializaciją, dresūrą. Tai šuniukas, kada išvažiuoja į namus, būna mūsų kaip veisėjų socializuotas pagal savo amžių, pripratintas prie atitinkamų dangų, garsų, kvapų, prie žmonių, taip pat minimaliai jau būna pripratintas su parodėliu eiti ir toliau jau žmonės paimdami į savo namučius turi tęsti būtinai socializaciją, dresūrą. Akitukai yra šiuo metu 2 mėnesių kelių dienų amžiaus. Turime 3 berniukus ir 2 mergytes. Šiuo metu jie sveria 80 kg. Labai svarbu pasakyti, kad japonų akita labai iš tikrųjų gražiai elgiasi su vaikais, meiliai, tikrai gali augti šeimose su mažais vaikais, draugiškai reaguoja į kačiukus, į kitus gyvūnus. Svarbu turbūt atkreipti dėmesį, kad akita nemėgsta kitų šuniukų priešiško požiūrio. Tokiu atveju tikrai jinai geba apsiginti ir parodyti, kad yra imperatoriaus šuo. Tai trumpai tiek apie japonų akitą. Jeigu turėtumėte daugiau klausimų apie veislę, veislės specifiką, galite visada kreiptis į mus. Mūsų veislynas yra Koralo žiedas. Mus rasite tiek Facebook'e, tiek Instagram'e. Galite rašyti asmeniškai man, aš esu Vaidotas Prusevičius.